Labai graži, žiaurė, faina žiema. Nu, penktadienio rytas. Į darbą varau viešuoju transportu. Karoči, išeinu į kiemą. Ant pasato gal 15 cumų kalnų sniego. Į tą kiemą atsikast. Sėdau į autobusą. Ir pofik. Ir atvažiuoju. Nu, žmogau čia. Kokios pusnys. Kas dedasi. Nu, va. Tokia žiema. Nu, va, šiaip netiek atbridau iki vietos. Nu ką, einu rengtis, šiupelis, pečius. Nu, pusė dienos prie ūkių darbų bus. Nu tai ką, labas rytas arba sveiki visi. Prasidės dar viena diena ROIC. Šiandien mūsų planas būtų toks parodyti, tiksliau parodysiu jau kapotų dažymas. Nusipirkau kinietišką daiktą antistatiką, ar ionizatorius kažkaip vadinasi, ir truputėlį papasakosiu apie USO automobilių remontą. Nu, tai kaip ir važiuojam. Noriu papasakoti apie amerikonus, kodėl aš darau retai juos ir darau tik tai žmonėm, kurie eksploatuos savo. Nes, pavyzdžiui, kad nudažyti sparną priekinį, pavyzdžiui, ne? Nu, viskas gerai, čia šį nudažiau, bet kad nepradėtų luptis kraštai sparnų, turėjau atsileisti bamperį atkabinti, kas nebuvo išardyta. Paskui man reikėjo farą įstumti gilin, kad išsilakuotų čia visi sparnai. Čia. Bamperį atsileisti apačioj. Vėl. Suprantate, papildomi darbai. Dabar, kad farą išimti, tai realiai iš vis bamperį reikia nuimti. Čia viskas turėtų kaip prie sparnų skaičiuotis kainos, ne? Ar neturi skaičiuotis. Nu, ir tai šiaip ne taip farą atleidau, įstumiau į vidų, nes bamperį nenuminėsiu, nes čia man įsitems remontas iki negaliu. Taip, praėjomai skaityk čia, nuo čia iki čia ir dar galinis sparnas, viskas glaistas. Čia viduj nišos. Nu nežinau, čia atsidariau irgi, kaip jeigu žmogus, va šitą vietą, čia va šitas sprindis, čia yra Graviteksas naujai padėtas. Apačioj. Nu karoči. Graviteksą irgi reikėjo padėti, nes, pardavimui tu gali gal ir palikti tik uždažytą metalą, bet čia originaliai eina visur Graviteksas. Turiu pratepti Graviteksą. Siūlių hermetikai. Siūlės irgi padarau su pistoletu. Jos tokios yra. Biški gražesnis negu gamyklinis, bet jos tokios yra. Arba tokios yra. Supranti, nes yra variantas klijuojami tie hermetikai, imitacija. Bet jie netlieka savo funkcijos. Jie neuždaro, neužhermetizuoja savo tų sujungimų nesujungia. Neužhermetizuoja. Čia apačioj pravilkau, čia iš apačios hermetikas. Karoči, čia viduj. Dešrą. Čia šitą palikau, šitą galą palikau gamyklinį, prie jo prijungiau visą naują šitą. Čia irgi visą dešrą nuo viršaus iki galo, irgi su pneumatiniu pistoletu, nes prieš tai, pavyzdžiui, remontas buvo. Tai atplėšim, parodysim. Va. Amerikietiškas remontas. Nuo ten eina, čia baigėsi. Baigėsi čia dėl to, kad remontas čia prasidėjo. Ir nieks nesikrauna, toliau hermetikų. Nietų, tik iki čia. Ir ką tu pasakysi, pas mane viskas. Viskas dailė, gražia. Ką tu pasakysi? Sio, nei klijuojamas, nei koks nors kitoks. Viskas praėjimas išsilakavo, pasaka. Čia pabaiga galim pasižiūrėti, kokia gaunasi. Taip. Į atvertimą. Čia dėjau į izoliaciją iki hermetiko. Bet manau, kad čia viskas bus gražiai, va. Ir niekas nieko nepasakys, kad čia kažkas negerai. Sio.
Dar va, pavyzdžiui, šitas vietas irgi. Jeigu parduoti mašiną, nafik čia kankintis. Paėmė uždėjai, gumą uždėjai apšifkė ir nesimatys nieko. O aš turėsiu su dratiniu šepečiu prišiaušti, užtepti epoksidą ir su balioniuku išdažyti. O kad tą padaryti, vėl turiu užsikliuoti iš vidinės pusės, kad neapsidažytų man šitie visi reikalai. Nu, tokie vat, aš kaip įsivaizduoju, va, tokie skirtumai. Pardavimui remontas ir savo remontas. Arba čia va, durys matosi, ne? Nu, šitųgi negalėsiu palikti. Viską reikės arba aplink fortkę, ne? Nu, taigi turėsiu viską uždirbti. Kišenės pripilti movylio, užskandinti. Nu, vaikyti, arba čia va buvo viskas prašpakliuota. Nu, į tą suvirintą peršpakliavo, kad nesimatytų, ar įsirdys kažkas, ar dar kažką, kad nereikėtų žmogui klausytis istorijų. Oi, daužtas virintas kampas. Nu, išardys, niekam klausimų jokių nekils. Nu, tai vat, taip įdirbu. O, čia pabaiga tokia. Į kantelį esu irgi pabaigiau. Nu, nieks nieko nepasakys. Nu, čia gal biškai uždulkėjo, bet čia papoliruosiu, į nesimatys. O čia toliau dedasi, va, taigi čia dedasi moldingas, dengiasi ir nuo problemų, kaip ir čia. O, čia atversta pabaigiau, bet čia irgi nesimato, nes užsideda iki virš to moldingas. Bet vis tiek kultūringai, neaštriai, nei kantą padariau. Na, Все, vyrius apdažiau, tarpus užkimšau, kad neapsilakuotų man tie fiškės. Tiek čia, tiek čia. Prajuomo prasiknisau, užklijau su popieriu, kad neuždulkėtų. Nu, tokie. Kaip sako, bonusiniai darbai, už kuriuos nieks nemoka, o laikas eina. Tai va. Toks projektas. Sparnai irgi pakliavo, kakantas iš vidaus užsilakuoti. Nežinau, kas su amerikonais dirbat, parašykit, gal visos taip mašinos eina, gal aš čia tik tai įsivaizduoju, kad jau čia labai jau knisuosi ir bandau kažką išspausti. Oi, kantukus viskas pasibaigęs, įbriaunas, nu va, pabaigiau. Nu, į ką tu čia pasakysi, kad čia kažkur kažkas pabaigta. Čia dangtelis susideda, sparnas irgi va visas gražiai išsidažė. Na, kaip sakyt, alles, zupa. Balia, mačiau, ką priklijavęs kažkoks. Pionierius tikriausiai. Nu, visio, viršus nelipau. Nu, kampas biški lūžta, keičiasi. Nu, gerai, o su sparnas su kapuotu, čia taigi nedažyta, va, net matosi, kai izolkė, matai, neapsidažius. Nieko neapsidažius, tai kad spalva ir skirsis, reiškia, dėl lako šviežumo gali skirtis, arba blogai padarytas perėjimas. Tai va, čia izolkiai, čia gal čiut padulkėjo, o gal nepadulkėjo. Nu, tai va. Nu, nesmė, draskau toliau ir viskas. Nes, va, palei apklijavimą tu gali matyti, kaip tau sekėsi su perėjimu. Pavyzdžiui, čia dažai neuždulkėjo, o jeigu čia jau visur apsidažė, nu viskas, jeigu tau reikėjo, kad taigi čia apsidažytų, apsidažyk čia, nu ir viso, ama kartai. Kapuotas atvažiavo pasidažyti, paruoštas dažymui, pašiauštas, ready, tik tai spalvą padaryti, sakau, spalvą, ne kažkas, nes jeigu taip jau pasižiūrėti, šviesiai pilkas ir smulkus žėrutis, o čia yra tamsus. Ir nerodo, paletiai pavyzdžių nėra palei tą. Palei tą, okei, gali pilti, yra spalva. O palei čia šitą, va, tuningą, kas čia per dažymas, nieko nėra, karočią improvizuosim.
O kapotų paruošimas tai skolikas. Čia, karočią, jau daug. Čia net jaučiu dubelį. Nu, čia įtepsiu, kad nebūtų žiauriai. Nes, paskui pačiam baisu žiūrėti. Nu, ir kaip ir pofik. Pabraižymai, žu. Sio. Nusiemu, nusinešu ir nudažau. Spalva irgi gaidina. Karočią, gausim konstruoti. Tai va, o šių vakaro, šios dienos vinis yra štai tokia dėžutė, o joje parėjo mano kinietiškas produktas. Čia yra ionizatorius. Dažytojų grupiai Facebook'e užmačiau, kad kažkas pardavinėja. Nubėgau greitai į AliExpressą, ir žiūriu, birinį hačių vadinasi. Tokias kažkokios skylelės. Čia žemė. Ir visio, 220. Jungtukas, Toliau dėželė, aš čia aišku buvau apsižiūrėjęs, eina tas šoną, gali pasitraukti. Šlangiecas. Toks visai simpatiškas pistoletukas. Žarniniukas. Bus problema man, aišku, su pajungimu į čia. Čia yra greita jungtis, pupt. Jo, pasispaudžia, užsirakina šlangą. Aš tokio neturiu. Jau reikės konstruotis man į storą šlangą. Ir klausimas man sekantis. Katrą skylę pasirinkti. Tu? Ta, nesuprantu. Kom skiriasi? Tas jasna. Čia. Prisisukai viskas. Kelis videkur žiūrėjau, vieni tą kišą, kiti tą kišą, neįsivaizduoju. O gal kas nors turi tokį pritaisiuką, galit parašyti, kam tos skylės reikalingos. Aš bijau, kad nebūtų viena skylė įelektrinimui, kita išelektrinimui. Bet gal taip nebus čia. Taip primetu. Tik tai. Tai va. Visio, vėl gal nuvažiuoti į Pardę. Kad greitą žarną pasiimti. Čia kokio diametro turi būti. Vienu žodžiu. Dar ant jų jungčių išeis tiek, kiek tas aparatas kainuoja. Ir toks laidelis. Visio, tai nešios į kamerikę kapotą, pabandysiu su tuo nuputinėti. Ir žiūrėsim, čia daugiau, mažiau dulkių, ar čia iš vis be dulkių. Kapotą pasiklijuosiu pilnai, iš apačios padengsiu, kad nebūtų ką kaltinti. Ir žiūrėsim, kas čia gausis. Kapotą dar peršlastau su popieriniu rankšluosčiu, nes ten su tais nuriebalinimais, jeigu neperšlastai dar kartą lieka bazė dedant pėdsakai. Prieš tai buvau su to nuriebalinimu. Nežinau, kaip kitaip padaryti, bet man visą laiką taip gaunasi. Tai dar pervalau su kitu rankšluosčiu sausu. Atep. Viską perbėgu, dar čia, kas lieka. Kažkas lieka, vis tik nenusivalau. Gerai. Dabar patestinkim su skiautė, kaip tipo skiautė traukia, skiautė, biški kimba tokia, ne? Gal labai sunkiai, bet... Gerai, perpūskim su... Išmanioji pistoletų, dabar taip, elektrai jungta,
Lempelė dega, jį sukės į pirmą lizdą. O. Įdomus reikalas. Tai gal kažkas ir vyksta? Nu gerai. Ir iš karto galim mesti tą patį papiriuką. Nu, man tai lygiai taip pat kimba. Nežinau. Na, šiaip realiai psichologiškai gal bus lengviau, kad viską padaręs, ką galiu. Iš elektrinės, antielektrinės, statinės. Žodžiu, gerai. Jo, kaip matėt, kapotą užsikliavau iš vidaus, plivelę užtraukiu visą, nes toks visas kažkoks taukuotas, pliam atrodo toks kaip freonas, lyg tai būtų išėjęs, apsitaškęs. Nenorėjau rizikuoti, pasiknisau, aišku, bet padariau. Ir ta prasme, akmenukų padaužytas kapotas yra neblogai. Tuoj parodysiu iš arčiau. Va, akmenukai čia užtepiau, čia 3 akelės užtepiau, čia šitai, nežinau, liktų netepiau, tą užtepiau, paskui čia kažkur šone buvo, skaudus užtepiau. Ir čia kažkas glostau, bet čia peremontuota vieta, žinai. Bet čia bandytas užglaistyti, irgi skolikas, išdaužimas. Tai dar kartą iš antros pusės parodo, kaip čia va. Šonelį taip esu palikęs, pradažysiu. Čia dar palysiu, žiūriu, remontėlis, biškį pakavosiu, čia bonus užmėsiu žmogui. Ir toks reikalas, va, tie pratrinimai, ant mašinos ir toks reikalas niekaip nenusidažys. Tai dabar vienu žodžiu barstau, dažau. Ten yra 3 spalvos. Golfų dar likučiai, kas likę yra, grotelis niekaip nesugebėjau nudažyti. Ratlankis. Tokie visi gaidosiški likučiai prie to pačio kapoto, nes dar žadėjau šiandien staigiai kapotą nudažyti iš pačių ryto. Nežinau, kaip aš taip skaičiuojas, bet gal dauguma skaičiuojasi taip darbas, kad atrodo ryte atvažiuosiu kapotą, nudažau 2 valandas, iškaitinu, skambinu, atiduodu, atvažiuoja, pasiema. Čia einu, tepu, karočiai, su kapotu 6 dažų kortelės, spalva gaidys, laikas tiku, nežinau, sudėtingas reikalas su laiko susiskaičiavimu. Kas moka geriau, pas ką geriau su laiku, parašykit, kaip dėliojasi tas dienas ir ta darbų valandas. Pas mane yra taip. Dabar pafilminsiu, kaip čia. Nusistatinu, pabandysiu dabar su antistatinė servetėlė nusivalyti. Ta vaškinė vadinama, ir dažau, tuos pridengsiu, arba nedengsiu, nešiu kitą kameros galą, o tuos vis, kad nepadulkėtų man bazė. Ir pasižiūrėkit, kas gal. Dabar užmėsiu truputėlį šilumos, atsiprašau, 10-15 minučių, kad tikrai išgaruotų visi skiedikliai, persišluostau, perrenku dulkėlės, jeigu yra, ir lakas. Perikūras dabar 10 minučių. Dabar viską nusivalau, kas liko, o gal ir nieko neliko.
turėtų nieko šiaip realiai, turėtų nieko šiaip nelikti, nesgi naudoju tą ionizatorių. Bet klausimas, ar su tuo neįelektrinu. Kiekvienas tas trinimas brūžinamas suteikia tą statinį krūvį. Nu, tai čia nežinau. O, ir be to, kas turi tą kinietišką ionizatorių, parašykite, ar jis veikia, neveikia. Nu dabar aš jau pavarysiu, kaip Algirdas pavaro, beiški tokio, teorijos. Vienu žodžiu, jeigu lakas yra HS, UHS ir ten visi SAS-ai, tai reikia dėti, rašau, 2 sluoksniai. Bet pirmas turi būti plonas, pilnas ir sulietas. Ta prasme, kaip ir aš prie pat ir greitai. Žuk, kad jisai būtų vientisas ir plonas. Tada lakas ir nevirs, ir turėsis tą gražų originalų raštelį. Tai va, aš dabar dar čia biškį čytinu, stačiai kapotą pasistatęs, kad dulkelių būtų mažiau. O antrą guldau ir dėsiu pilną šlapę, tokį vyrišką sluoksniuką. O ten tas ratas, ten grūtelis, tai jaučiu užteks ir vieno vyriško sluoksniuko ir dėrės. Ir kapoto antroji pusė irgi. Paimsiu dabar prieš paguldant, užmėsiu vieną lakų sluoksnį ant kraštų, nes šitaip turi būti tiem UHS. Pirmas sluoksnį kraštų, ten tų visų nereikia. Iš antrų sluoksnių tik tai tada kraštai lakuojasi. Ir tiek žinių. Tai dabar pradžius uždėsiu antram sluoksnį apačias, kraštus, guldausi ir plokštumą. Nu, va, galim pasižiūrėti, kaip tas pirmas atrodys toksai lengvai, va, toksai šerpetotis, bet viskas yra susijungę, viskas, o pavyzdžiui, čia jau gal, va, jau čia toksai, va, nesusijungęs, čiu trūksta, bet kai kapuotas plokštumą, aš paversiu jį, taip paversiu horizontaliai ir užpilsiu čia tas akutės maža bėda, jeigu ant šono, gal biškį ir sunkiau. Nu, va, pirmą turim UHS-inį tokį. Na, gerai. Aišku, ir svarbu nepersistengti, kad nepradėtų slinkti ant pirmo sluoksnio, nes jeigu pirmo sluoksnį patiokai, tai jau antro gali nedėti, kai tik jau perdažymas. Tai va, o čia dar turiu tuos tokius gaidelius, va, laukia lakiuko. Čia 1, 2, 3 spalvai. O ką kalbėjau apie Aikioso duris, tai čia užmirškim. Da sekančiai visai dienai darbo jaučiu. Na, įsivertinkim. Kapotėlis. Kraštas gražus. Čia įdaužėlė mačiau. Yra. Kur jinai yra, pirštų tai dursiu, kad pasiraščiau. Va. Vienas įdaužimas. Kas čia toliau? Dar vienas žaidžia, matau. Dar vienas, bet jie taip švelniai susiliejo. Čia jau. Blema, niek nerodo. Čia va redo snarglys. Taškas. Va, da ten
1, 2. Nu, daugiau tai kaip ir nežinau, tai gal kaip ir veikia tas aparatas, ką aš žinau. O, gražiai raibuliuoja, viskas, nu čia gražiai raibuliuoja, aišku, ką jūs pasakysit, dėl ko raibuliuoja, bet kerza, ta prasme, labai gražiai. O šiaip, nu, nice. Tai šiandien tiek, iki sekančio.